Taigi mes bendravom telepatiškai šiek tiek su Alatėja ir dabar toliau pratęsiam, į čia nelengvai įeisiu, nes kadangi šnekėjom apie tai, kad yra energijos labai stiprios, būtent kovo mėnesį. Ir tiesiog aš noriu sužinoti daugiau, ką jinai dar gali pasakyti prie to pačio. Sirena, ar ketvirta, taip, mėlėnis, yra labai stiprios energijos, būtent šį mėnesį tai yra pikas, yra pačios didžiausios energijos, kokios tik tai buvo. Praeitais metais, pavyzdžiui, buvo SRNS iki 70, kai buvo užtemimo koridorius, SRNS tai praeitais metais taipogi, SRNS jau šiais metais SRNS tai yra vasario mėnesį, kai buvo užtemimo koridorius, irgi SRNS irgi prasidėjo labai didelis energetinis augimas, vibracinis augimas, taigi buvo į SRNS iki 70 GHz, tuo tarpu kovo mėnesį, tai yra pikas, ir šiame pike jūs galite stebėti 87 GHz, taigi labai didelis, didžiausia vibracinė dozė, kurią mes dabar gaunam, jūs turbūt pajaučiate įvairius kūno negalavimus, įvairius skausmus, ar tai gali būti tiesiog emocinis iškrovis, tai gali būti kažkokios sukilusios emocijos, pavyzdžiui, pyktis, ir jūs nežinote, ko pykstate. Bet kažkoks tai pyktis yra viduje ir jūs nesuprantate, iš kur jis ateina, atrodo, nėra ko pykti, o jau yra kažkoks tai pyktis, kažkoks tai mazgelis, emocija, taip iškilusi. Toliau yra kita emocija, kokia, pavyzdžiui, giluminė, kur yra giliai glūdinti emocija, kažkoks tai užsispaudimas, ten, kur yra užspausta emocija, kažkokia energija yra užspausta, kad ir dėl pinigų energijos. Dabar panagrinėkim, jeigu pas jūs buvo taupimo energija įsijungusi, taupimo režimas, jūs dar turite neuroninės jungtyse tą taupimo režimą, tai būtent šita energija lygiai taip pat jinai keliasi į viršų, lygiai taip pat išeina į tą paviršių ir taupimo režimo pasiekoje, būtent šios energijos pasiekoje gali atsirasti kažkoks tai pyktis. Tai irgi visą tai siejasi su finansas. Tai gali būti toksai, būtent ta emocija, jūs turite atpažinti, kokia jinai bebūtų. Ar tai pyktis ant artimųjų, ar tai kažkoks susierzinimas, irgi tai yra pyktis, ar tai kažkas tai atpažinti kaip emociją, kaip baimę, kaip pyktį. Kad jūs turite įvardinti tą emociją, kokia jinai iškyla, jūs turite ją matyti, jūs būkite sąmoningi, kad būkite supratingi, nes žinote, kad vibracijos kyla. Ir jūs matydami, kokia emocija ateina, iš pačios gilumos, stebėkite savo kūną, stebėkite tai, kaip jūs jaučiatės, gal jūs nerandate priežasties, kodėl jūs taip jaučiatės, bet jaučiate, kad kyla kažkas tai, kažkokia ta būsena tokia neaiški. Ir tiesiog jums reikia atrasti būtent šią emociją, šią baimę, šią pyktį, ar kažkokią kitą, kas kyla jumise, jį atrasti, jį pavadinti, įsisąmoninti. Jūs kaip pavadysite, jūs jį atpažįstate, jūs sąmoningai sakote, aš tave matau, aš tave atpažįstu, tu tokia emocija ir tu ateini iš mano giluminio fundamento, iš giluminės pradžios, kuris yra uždėtas dar net vaikystės metu, nes kai būtent šitas užspausta energija jinai kyla su visų vulkanu. Taip kaip ir sakiau, tai yra suspaudimas, dabar vyksta tas suspaudimas. Tos energijos, kurios ateina į žemę, tos tankiosios energijos, būtent tos plastiškos, tankiosios, aukštų vibracijų energijos, jos skverbiasi į jūsų kūnus ir išlaisvina viską, tai kas yra užspausta. Jūs supraskite tai ir viskas jumise pakyla, jumise sureaguoja, gali sureaguoti kūnas, gali atsirasti skausmai, gali atsirasti odos paūmėjimai. Ir tai ne vien tik tai gali būti susijęs su pavasariu. Žinokite tai, nes tai yra, jeigu yra kūniški kažkokie negalavimai, valykite organizmus, tai jums leis daugiau įsisavinti šios energijos, leis lengviau paleisti visas šitas emocijas, visas šitas energijas. Supraskite tai, kad tai, kas kyla, tai, kas išeina, jos išeina tam, kad būtų paleistos.
Taigi viskas tas, kas kyla, turi būti paleista, nes kokia tai būtų emocija, nes jūs ją turite atpažinti, įvardinti, nes sąmoningai, nes pasakyti, aš tave matau, aš tave suprantu, aš tave pažįstu, aš tave priimu, nes kai jūs jau ją priėmėte, nes kai jūs supratote, kad tai yra jūsų emocija, iš jūsų gelmės pakilusi, nes jūs ją paleidžiate į žemę, nes tai darote įkvėpimus, kiek reikia įkvėpimų, tiek ir darykite, 3, 7, 9, gilius, kai įkvėpėte šviesą, ir per savo galvą, per savo makaulę, per savo 7 čakrą, jūs įkvėpėte apie šviesą ir šitą šviesą jumis visą persmelkė ir iškvėpėte į žemę, viską į žemę. Jūs paimkite tą emociją, paimkite ir tiesiai į žemę, matykite, kaip susijungite su žemė, iškvėpkite į žemę, atiduokite jai, jinai laisvai transformuos šitą energiją, transformuos tai pačias geriausias savybės, tai pačias geriausias energijas ir paprašykite, kad gražintų. Kad dalį energijos gali gražinti jinai, ir dalį energijos tos, kuris susikaupia jumise, jinai gali gražinti, kad dalį energijos atiduokite, tiems žemės procesams vystymuisi, atiduokite dėliems augalams, tegu tai būna augalų pavydėlė, tegu tai būna gėlių pavydėlė, šitą energiją įeina įsitvirtina žemėje, jau transformuota energija, tegu pražįsta jūsų gėlės, taigi jūs tiesiog paleiskite, pamatysite, kaip lengvai išeina šios emocijos, lengvai išeina šie negalavimai, tai viskas yra perėjimo laikotarpis, yra suaktyvėjusi fazė, perėjimo fazė, labai suaktyvėjusi. Ir ypatingai jūs tai jausite jau pavasarį, jausite labai vasarą, būtent šios vibracijos kils, nes tai ypatingai greitai jos kyla, nes jūs tik tai pastebėkite, buvo, vasario mėnesį 60, nes jau kovo mėnesį, jau yra 87, tai yra gana didelis skaičius, nes jūs turite prisitaikyti, jūsų kūnai turi prisitaikyti, supraskite tai, nes turi prisitaikyti ir pasimti tas energijas, turi išlaisvinti tai, kas yra susikaupę jūsų jumise, susikaupę jūsų kūnuose, turi būti išlaisvinta, visi blokai turi išeidinėti, viskas išdegti, taip vyksta kilimas, taip vyksta jūsų vibracinis kilimas, dvasinis kilimas, taipogi pastebėkite, kaip šita energija eina ir jūs tarsi stumoklis stumia link dvasinių dalykų, link dvasinio vystymosi, tarsi iniciatorius, tam, kad jūs žiūrėtumėte savyje, gilintumės į save, jūs galite nelankyti jokių ten kursų, jūs galite neiti niekur, bet jūs pajauskite savo kūną, jūs pajauskite save, susijungite su savimi, dabar yra laikas, kai reikia susijungti su savo siela, pajausti ją, tai yra jūsų siela, jūs esate, ne kūno programos, pradėti skirti kūno programas ir savo sielos šauksmą, savo šauksmą, pradėkite skirti. Tai jau laikas, ant to vibracijos tam ir auga, tam, kad jūs susijungtumėte su savimi, į save įeitumėte, pabūtumėte savyje, ypač kai į aukštus yra vibracijos, nieko nesinori daryti, tai pastebate turbūt, nesinori niekur eiti, nesinori nieko daryti, nesinori dalyvauti jokiuose vakarėliuose, jokiuose bendrauti su žmonėmis, tiesiog norisi ramybės, norisi gamtos, tai ir vykdykite visą tai, tai jūsų aukščiausiasis aš, jisai veda, jisai veda ten, kur jums reikia eiti, ten, ką jums reikia daryti, duokite jam valią, pasiduokite šiam impulsui, nes impulsas tai jisai yra labai stiprus, impulsas yra, jūs tai galite jausti jį, jūs vedanti tą impulsą ir stebėkite savo kūno požymius, stebėkite savo tai, ką jūs jaučiate, savo pojūčius, kaip kūnas reaguoja, kaip jūs reaguojate, kokios emocijos pakyla, gilinkitės į save ir kiekvieną kartą, atradę nekokybišką, destruktyvią emociją, įžeminkite, tiesiog įžeminkite, atiduokite žemę. Taip jūs labai daug ką galite pradirbti, tai yra reikalingas tiesiog jūsų sąmoningumas.
Taigi, mylėjai, viskas greitėja, viskas stiprėja, vibracijos auga labai greitai, nežmoniškais tarpais, ir ypatingai aukštos vibracijos, kuomet bus, pastebėkite tai, su aukštesniom vibracijom ateina ir įvairūs įvykiai, paauga vibracijos, atsiranda kai kurie įvykiai tokie kaip išsivalymas, žemė valosi, per orą, per vandenį, per ugnį, ateina išsivalymas, turi prasivalyti, ypatingai tuose šalyse, kur yra sukaupę daug negatyvo, irgi lygiai taip pat turi prasivalyti, viskas, valymosi procesas labai suaktyvėjęs, keičiasi orai, keičiasi, plaktoninės plokštės lygiai taip pat pradės judėti neužilgo, ir pabiški jau ir juda, viskas keičiasi, visas, ne tik tai klimatas, bet ir visa žemės, plokštė jinai juda, visa žemės sistema jinai keičiasi, vibracijos duoda savo, jūs pastebėkite, kad jūs niekada nebūsite tokie, kokie buvo, anksčiau, pastebėkite tai, kad ir vieną dieną, 2 dienas anksčiau, jūs buvote tuose energijose, o dabar jau esate kitokios energijos, jūs jau pratinatės prie dar aukštesnių bangų, prie dar aukštesnių vibracijų, juos įsitvirtina jūsų kūnuose, leiskite jums įsitvirtinti, leiskite savo kūnui priimti šias energijas, atradę savo, būtent tą emociją, atradę savo nesklandumo priežastį, pašalinę jo tiesiog atidavę žemę, tiesiog pašalinkite ją, jūs atrandate, išlaisvinate tą vietą, užpildykite šią vietą irgi, auksinių spindulių, tegu užsipildo šios energijos jumise, leiskite dar pats sąmoningai pakelti šias vibracijas, kai jūs tai padarote, jūsų kūnas tai priima, jūsų kūnas tai džiaugiasi, jis mato, kad jūs tampate sąmoningas ir jis atiduoda jums valdžią, jūsų sąmonį valdžią. Kitaip, jisai gali perimti valdymą, jeigu jūs esate nesąmoningas. Gali perimti valdymą ir pats valytis įvairių nesklandumų pavydalų. Bet kai jūs mato, kad jūs perimate valdžią, jūsų sąmonę perimate valdžią ir jūs pats suprantate, kokias atrandate savo destruktyvės energijas, jūs atrandate jas, naikinate jas, išlyginate, harmonizuojate, kūnas atiduoda jums valdžią ir jisai pasitikė jumis, tai jūsų tarnas, taigi jūs esate sąmonė, dieviška sąmonė, kuri daro šios veiksnius, stebėtojas, sąmonė, būtent šią energiją, kurią jūs praleidžiate iš kosmoso, jumise įsitvirtina jūsų kūnuose, taigi, būkite atradę save, atraskite save, susijungkite su aukščiausiu aš, tai jau metas, jau dabar, ypatingai svarbu, ir netgi, jūs, aš suprantu, jūs einate į kursus, skaitote knygas, bet tai yra labai svarbu, plėtimasis, plėtimas dažnis, jisai reikalingas, tas insightus, kuriuos jūs išgaunate, irgi yra labai reikalinga, bet nemažiau reikalinga yra būti su savimi, atrasti save, išjausti savo kūną, suprasti, pajausti savo aukščiausią aš, susijungti su juo. Tai yra pagrindas būtent dabar ir visą laiką jisai bus, ateity tai bus pagrindas. Taigi, kai priimate savo emocijas, jas atpažįstate, priimate savo nesklandumus, atpažįstate jas, paleidžiate juos, leidžiate dieviškai valiai tvarkyti tai, kas yra geriausia jum, jūs leiskite savo kūnui, judėti, tai yra labai svarbu, nes judesys yra labai svarbu ypatingai dabar, nes tos energijos, kurios yra užsistovėjusios jumise, jums kūnui judinti, jisai pradeda vaikščiotis, arba leiskite savo palepinti save, leiskite savo nueiti masažus į saunas, pirtis, leiskite tom energijom išeiti, judėkite savo kūnų, darykite įvairius pratimus, darykite jogas, lankstykite save tam, kad energija išeitų būtent su jūsų judesi, su jūsų, tai, kas jums patinka. Svarbu, kad turi būti jums rezonansas, tai, ką jūs darote, ir grįžkite prie savęs, grįžkite prie to, kas jums patinka, grįžkite tai, kas jums aktualu, tai, ką jums nori.
norisi daryti. Atraskite tai savyje. Eserinėse, kad ir kiti paišo, kiti dar kažkokius dalykus kūrė. Eserinėse, kad ir tai yra svarbu. Eserinėse, kad ir atraskite jūs savyje tai, ką jūs norėjote vaikystėje daryti, tai, ką jūs mėgote vaikystėje daryti. Atraskite, pabandykite vėl, pradėkite iš naujo. Eserinėse, kad ir grįžkite į savo tą kelią, į kelią tą, kurį eserinėse, kad ir pakeitite į kitų. Kad ir dabar grįžkite į tai, ką jūs norisi daryti. Eserinėse, kad ir atsiduokite tai su savo visa energija, nes ir pamatysite, kaip į aukštas energijas, būtent į aukštas, atrasite džiausmą savyje, susijungia su savimi, atrasite harmoniją, į aukštas energijas ateina ir gausa, eserinėse, kad ir tik tai gausa, supraskite tai, kad irgi gausa, jinai pakeitė kryptimis, kad jinai dabar bus tik tai aukštose energijose, eserinėse, kad ir taigi, eserinėse, kad ir taip jūs galite, eserinėse, kad ir tik tai taip jūs galite išeiti iš šių žemų vibracijų, kad ir tik tai taip galite išeiti ir pakelti savo vibracijas, eserinėse, kad atsiduodami šiom vibracijom, atsiduodami šiom valymosi procesom, suprasdami, kokie valymo procesai vyksta jumyse, būtent jumyse. Kiekvienam yra skirtingai, kiekvienam individualiai. Taip pat žiūrėkite, ką jūs valgote, žiūrėkite, kokią energetinį maistą jūs valgote. Ar tai jisai yra visiškai nulis energijų. Eserinėse, kad pastebėkite tai, nes tai irgi labai labai svarbu jūsų kūnui, nes jeigu kūnas jisai yra įžeminamas, jeigu kūnas negali, jisai vartoja, jisai skaido būtent jūsų duotą maistą, jisai daug sunaudoja energijos, jis negali, eserinėse, kad ir išlaikyti to energetinio dažnio, jisai tų nori, nenori, yra pažeminamas. Eserinėse, kad nori, nenori, jisai eserinėse, kad duoda pradžią, eserinėse, kad būtent šitas maistas nekokybiškas gali duoti įvairių mikroorganizmų dauginimusi, eserinėse, kad ta terpė, kuri reikalinga jiems, taigi žiūrėkite, ką jūs valgote, eserinėse, kad tai yra labai svarbu, kad ypatingai šiuo momentu, šiuo laikotarpiu, kad pakeiskite savo mitybą, eserinėse, kad pakeiskite tai, kad jinai būtų kokybiška jums, jūsų kūnui, eserinėse, kad atraskite tai, kas jums skanu, tai, kas jums patinka. Eserinėse, kad taipogi, kad atraskite eserinėse, kad tai, ką eserinės norite užsiimti, kokį darbą norite užsiimti. Darbas lygiai taip pat turi būti mielas ir mylimas, nes kad kitaip viskas eis į destruktyvą. Dar vienas yra svarbus labai faktas, pradėkite gerti daugiau vandens. Supraskite tai, nes vanduo jisai užplauna ląsteles, išplauna tą negatyvią programą. Pradėkite gerti daugiau vandens. Eserinėse, kad kiekvienas žmogus turi priprasti gerti, eserinėse, kad 30 ml kilogramą, tai pasiskaičiuokite pagal save, kiek jums reikia. Eserinėse, kad būtent šitą kiekį pasistengkite išgerti į dieną. Ir būtent žinokite tai, kad kuo energijos, kuo vibracijos bus didesnis, kuo energijų daugiau žemėje bus, nes kad vanduo jisai perneša tas naujas energijas, nes kad jisai įgalina į ląsteles, jisai įveda į citoplazminę membraną, kad leidžia ląstelėms įsivalyti, nes kad būtent tuos toksinus jūs turite išvalyti į savo organizmą. Ir lygiai taip pat, kad vanduo dalyvauja ir kad neuronuose, kūnuose, kad visai dalyvauja visur, kad visam organizme, ir kad jam, kad geriant daugiau vandens, geriant, kad kokybišką gerą vandenį, kad kūnas valosi, kad kūnas išeina iš destruktyvų, kad pastebėkite tai, kad organizmas jaučiasi visai kitaip, kad neuroninės jungtys lygiai taip pat, kad pradeda įeiti į naują režimą, taigi viskas priklauso nuo jūsų sąmoningumo, nuo jūsų supratimo, suvokimo. Ir tai lygiai vanduo taip pat turi tą įtaką. Kokias jūs ląstelės turite. Ar jūs turite normalias ląstelės sukauptos švarių vandeniu ir leidžiančios jos įsivalyti, ar jūs turite ląstelės, kurios užspaustos vandens neturi ir jūs verdate savo toksiniuose produktuose. Taigi tuo metu ir sąmonė jūsų lygiai kaip tokia pati jinai irgi yra, nes kai jūs gerite daugiau vandens, jūsų sąmonė atrodo švaresnė, sąmonė gyvesnė, tuo tarpu, kai jūs mažai gerite vandens, jinai sąmonė yra užnuodyta, jūs negalite elementarių dalykų įsisąmoninti, suvokti, pastebėkite tai, kad dabar pasiduoda labai daug informacijos, o tai, ką jūs negalite suvokti, žinokite, tai yra jau toksika jūsų sąmonė, būtent šita toksika neleidžia jums organizme,
toks tik sąmonė, ir būtent dėl nešvarios, nesąveikaujančio kūno, ląstelių, jūs tiesiog negalite praplėsti savo sąmonės, taigi čia viskas labai susiję, labai tampriai. Organizmas jis yra vienas ir vienas su kitu yra labai susiję. Ir todėl darykite visą, ką geriausia savo organizmui, darykite, valgykite patys skaniausią maistą, tą, kurį jums patinka, patys sveikiausia, tas, kurį priima ir lengvai priima jūsų organizmas, energingą maistą, gerkite daug vandens, vanduo, taipogi, jisai gali išlaikyti dažnį jumyse, kai žinokite tai, kad gertas vanduo, leidžia įsisavinti šiam dažniui, jis yra tinkamas kiekis, leidžia dažniui įsisavinti jūsų, įsižeminti dažnių jaučiom vibracijom, įsižeminti jūsų ląstelėms. Žinokite tai, ir pajausite tai, kad kai jūs gerite atitinkamą kiekį, tas, kuris jums reikalingas, biškiau didesnis, negu jūs esate įpratę, ir tokį, ką aš pasakiau pagal kiekį, jūs tapsite judresni, jūs tapsite lengvesni, jūs greitai galvosite, jūsų mintis greitai dėliosite, nebus toksikos jūsų organizme. Žinokite tai. Taigi sutinkami mitybą, sutinkamu vandens kiekiu, su sąmoningu priėjimu prie savęs, prie savo kūno, jūs galite lengvai priimti šias vibracijas, jas pakelti, jas įsisąmoninti. Ir tie laipteliai, vibraciniai laipteliai, kurie dabar vyksta ir tie laipteliai gana jau darosi status ir ateityje bus dar statesni. Jūs prie to, jūsų pripratimas prie tų dažnių jums reikės, jis įaugs į tas neuroninės jungtis, ir viskas jums bus palankiai, kokybiškai, resursiškai, taip jūs įeisite į visiškai kitas energijas, taip jūs įeisite į visiškai kitą realiją, kurioje vyraus, aukštos energijos bus meilė, bus gausa, viskas ateis su aukštomis energijomis, žinokite tai, taigi dabar vyksta augimas, energetinis augimas, vibracinis augimas, taigi stebėkite save, stebėkite savo kūną, būkite su savimi, duokite savo laiko tiek, kiek jums reikia, pabuvimui su savimi. Tai yra svarbiausia yra dabar, nueiti nuo toksiškų žmonių, netgi, kad ir artimieji, jeigu jie yra toksiškai, žinokite, tai yra jūsų asmeninis kelias, jūsų sielos kelias, ir jeigu artimieji jums trukdo kaupti vibracijas, jeigu artimieji jums trukdo, jie visą laiką, jeigu pažemina jų įtakoje, jūs žeminate savo vibraciją, žinokite, tai yra toksiška jums, apsiribokite tiek, kiek jūs galite, tam, kad užaugintumėte savo vibracijas, nes tik tai aukštose vibracijose bus visa jūsų realija, bus visa ir resursai, ir kokybė, ir gausa. Taigi, būkite su savimi, savo palankus, mylėkite save, ir kuo jūs daugiau su savimi pabūsite, kuo jūs daugiau leisite augti vibracijoms jūsų kūne, kuo jūs daugiau išjausite ir išsilaisvinsite nuo tai, kas yra destruktyvų jūsų kūne, tuo jums bus lengviau kitose laipteliuose, kitose vibraciniuose dažniuose, nes kaip suprantate, jie auks ir auks, ypatingai auks, jie dabar ypatingai auks iki 28 metų staigus kilimas bus, tiek, kiek jūs leisite savo, leisite savo kūnui šias energijas priimti, tiek jums bus kokybiškas gyvenimas, tiek jums bus resursiškas gyvenimas. Taigi visa šita platforma, jinai dedasi būtent šiais metais, ir šie metai duos tą startą, o paskui kitais jau metais ir dar kitais ypatingai aukštos energijos ir viskas valysis. Bet jūs jau, kai jau būsite uždėjęs tą savo platformą, būtent tą platformą, nuo kurios jūs pradedate tą naują gyvenimą, sakykime, tai yra jūsų platforma, naują gyvenimą džiaugsme, naują gyvenimą resursė, kokybei, atsikratę destruktyvių minčių, destruktyvių emocijų, ir išlaikant vibracinį dažnį. Jūs klojate tolesnę platformą, einate tuos laiptelius, kur jums bus atseikėta pagal jūsų vibracijas.